Atvažiavom iš tai tokią prieplauką, į kurią atvyksta keltas. O keltas jau plaukia pas mus. Morning. Visada šitus keltus su laiveliu plaukdamas matydavau ir naviguodavau naktį. Ir dabar jau pats plaukiu. Pažiūrėsim, kaip čia viskas vyksta. Va čia taip ateini į vidų. Prašau. Va, sėdi žmonės, staliukas, viskas. Per langą toks vaizdas. Greitai plaukia keltas. Iš karto atvažiavęs yra laukia autobusas. Nu jau pasiilgau ir kuprinytės, iš tikrųjų. Dar antrą turiu. Tai šitą mėlyną, žinokit, daug sunkesnė negu šitą žalia ant manęs, kuri. Dabar važiuosim iki Tromso. Ir iki Tromso apie porą valandų, jeigu neklystu, bus. Ir čia va laukia iš karto autobusas. Einam pasižiūrėsim. Kuprinę iš karto pakraunam. Gerai, kad, kaip čia pasakyti, paklausiau, ar čia man išlipt. Nes važiavau pirmiausia tai su vaikų mokyklos autobusu. Sėdžiu aš savo gale ir žiūriu, lygtais autobusas mano. Ir aš klausiu, ar čia man reikėtų išlipti. Ai, tai reikėtų, sako, man reikia į Tromsą. Ai, tai gerai, lipkit. Nu, vienu žodžiu, tai būčiau praleidęs autobusą. Tai būtų reikėjo laukti, vėl nemažai čia. Tai va, viskas, persidavau dabar į didelį autobusą. USB yra, tai galiu pasikrauti telefono kamerą, mikrofoną. Vaizdai už lango. Tokie pat gražus, kaip ir buvo. Tai važiuoju. Apie 10 turėčiau būti Tromso. Vėl važiuojam į keltą. Tai aš sakau, keliamės ir keliamės su tais keltais. Kaip sakant, nu, viskas tarp salų, bet infrastruktūra tai superinė. The next one is maybe for you. Yes, okay. So the bus will come here. Okay, good. Okay. Thank you very much. Viskas, kuprinytė uždėta. Į ranką šitą. Opa. O čia man reikia dabar 100 autobuso. Į Narviką bus iš Tromso. Gerai. Taip, atvykau į Narviką iš Tromso apie 4 valandas, 250 km tarp kalnų kalnelių prasisuko. Kaip visada, kuprinių tai man netrūksta, viena didelė ir dar šitą mėlyną. Ir dar maišiuką turiu, į autobusą įsimečiau, truputėlį atsigert, iškast. Einu pasižiūrėsiu, kaip yra iš tikrųjų dabar su traukinių bilietais. Šiandien dar naktį laišką parašė būtent iš traukinių stoties, kad dėl didelio turistų srauto yra labai grafikai išsiderinę ir kai rodo laisvą vietą, nusiperki bilietą ir pasirodo, kad užimta vieta yra. Tai pasiūlė atvykti tiesiog gyvai ir nusipirkti ir vietoje viskas aiškiai matyti, kaip kas yra. Tai va, tai dabar nužiūrėsiu, gausiu bilietą šiandieną į Stokholmą ar ne. Nu, mano traukinys atšauktas 15:11, bet atvažiuos kažkoks pakaitinis autobusas, kuris mus čia visus veš. Vyrukai irgi laukia su kuprinėm, visi čia laukia. Einu į lauką, 3 valandą atvažiuoja autobusas, jeigu bus vietos.
atvažiavau dar su vienu autobusu iki štai tokios Blinglyden stoties. Ežeras gerulis. Bet kas svarbiausia, nėra iki Stokholmo, nėra jokio traukinio, pilnas. Gali tekt nakvot kažkur, bet reik bent iki kokios Kirūnos davažiuot. Pabandysim. O, kiek turistų. Gražu žiūrėt. Važiuoju dabar į Kirūną, o iš Kirūnos reikėtų kažkaip papulti į Bodensį. Į Bodensą. Bet į Bodensį iš Kirūnos bilietų nėra, nors traukinys kol kas pustuštis. Nu, gal dar prisipildys. Tai nežinau, jaučiu reiks nakvot, nes iš Bodensį yra persėdimas, tada sėdi naktinį traukinį ir jau ryte būni Stokholme. Tai man atrodo, kad man teks pralaukti dar arba Kirūną, arba Bodensį vieną parą. Šį savaitę kažkokį kokį vaizdą, pažiūrėkit. Tai va, vienu žodžiu, šį kartą kažkaip labai sudėtingai čia viskas vyksta, kadangi nebuvo traukinio, buvo atšaukta pastoviai dėl turistų srauto, tai čia visi va taip važiuoja panašiai kaip aš, tik tai jie turi bilietą iki Stokholmo. O aš pirkau 2 kartus per programą, per appsą tai yra, tai man 2 kartus cancelino. Šiaip netaip gavau visus bilietus į Stokholmą ir į Karlshamną. Šiaip netaip, bet pasirodo, nu, atradau, čia ieškau ir taip, ir viskas tvarkoja, tai gerai, iš karto atvažiuojam į Bodensę ir tada į naktinį traukinį, nes jau šiandien visą dieną, tai autobusai, tai traukinys, tai vėl autobusas, tai vėl traukinys, tai jau noris ir kojas biškutį ištiest. Šiaip tai fainai, už lango vaizdeliai štai tokie per traukinio langą. Tai dar kol šviesu galiu grožėtis tokiais miškais, tokia tundra. Tai va, taip ir leidžiu laiką vagone. Senai bevažiavau jau traukinį iš tikrųjų. Fainai. Lėktuvų tai greitai, parskrendi ir viskas. Čia dar biški kaifas to traukinuku pavažiuoti. Opa, nu va, atvykom. O, ir sekantis traukinys į Stokholmą. Niekaip neišeina su viena kuprinė. Nu niekaip. Pastoviai po 2 kuprinės. Tai labai tikiuosi, kad einu reikiamą pusę ir man nereikės visų vagonų pereiti atgal. Ja, panašumas yra, kad reiks grįžti į priekį. Ja, čia jau iš karto šilčiau. Bodensė. Bodensį. Gerai, žvėjau. Push. Okay. 42. Hello. Is it correct? I'm here. Yeah, you're welcome. Okay, some people want... I'll just step up here so you can... It's okay, I want to just... that man can come... You can go. Okay, thank you. Okay, oh, there is no electricity? Not at this moment of time. Oh, when the train... There was a minute ago. Oh. And I assume there will be when it departs. Oh, good. At least I Okay. hope so. Okay. I have... Okay, so how to say? Don't stress. Yeah, no. Don't rush. What we did before was we actually had the bags down here because they don't fit up there. Yeah, I know. One time I was going also with my big 2 rucksacks, but I was alone all trip, and I think, oh, how it's good because there is no place, you know. Yeah. Aš tai užsirangiau į viršų, nes jau nebuvo vietos apačioj. Va, kaip atrodo kajutė. Čiukšt. O taip va viskas. Oi. Aš pačiam viršui. Viskas, tiesiu kojas lendu gulti ir miegot.
rytoj ryte pasimatysim. Labanaktis rytas. Na va. Vakar atėjau, kai jo tamsu buvo, tai jau nieko nebefilmavau. Šiandien neblogai išmiegojom, dabar jau esam saloj. Iki Stokholmo labai nedaug, gal valanda kelio. Kajutė, nu kažkada buvom, rodas pernai kajutė. Aš bet dar parodysiu, žinokit, vietos tai čia yra. Nu pas mane laive daugiau vietos, žinokit. Va, 3 gultai, viršutinis, apatinis ir čia per vidurį dar vienas. Tai va, mūsų su mano pakeleivių kuprinės padėtos. Tai praktiškai vietos trečiam žmogui jau čia tik tai įeiti ir gulti iš karto. 2 aukštas. Nu va, tokia kajutė. Tai viskas labai tvarkoj, pavyko, kaip sakant, ir kelto bilietą pasikeičiau, tik 15 eurų damokėjau, nereikėjo ten mokėti ir pirkti per naują. Ir šitą traukinį gau, šiaip viskas neblogai. Nu tai ką, šiandien dar nusimato pilna kelionės diena iki vakaro. Ir viskas, vakare 7 keltas išplaukė ir jau ryte būnu Klaipėdoj. Stokholmas. Nu ką, dabar reikia žygiuoti valandą laiko iki sekančio traukinio. Tai reikiagi susirasti kelią, iš kurio išvyksta ir gal dar nueiti stoti, kažką užkast, kažkokios arbatos išgerti ir bus galima keliauti toliau iki vakaro, kol pasieksim keltą. O žmonės irgi grįžta namo visi po žygių iš Švedijos, Norvegijos šiaurės. Žygiuojam. Gražūs tie švedų traukiniai, tokie juodi, tokie senoviniai. Gerai atrodo. O, prieš metus čia buvau. Dabar reikia atsiminti, kaip čia ir per kur patekti. Nepamenu į pagrindinę salę, kad būtų grafikus galima pasižiūrėti. Va štai čia. Tai šiaip netai radau, kur šitas įėjimas. Pernai, kur leidausi. O, jau matyti vaizdai, viskas aišku dabar. Reikia kokios arbatėlės išgerti ir užkast ką nors. Tokį lengvą pusrytį padaryti ir laukti traukinio. Kokios kavytės gali išgerti biškučiuką. Taip, mano laikas išvykimo 10:21, Norkopingas, Linkopingas, Malmo. Traukinys 529, viskas tvarkoja, viskas atitinka. Einu pasidėsiu kuprinės ir truputėlį prasieisiu čia. Nu ką, užkasim tokių pusrytukų. Prastai tokių nevalgau čia nesąmonių, bet ką jau. Ir kavytė. Nu ką va, tai gerai. Čia tai, nu, košės neišsivirsi jau ryte. Nu va, ir kaipgi be saldaus stalo. Viskas, dabar į Kristiandą važiuoju ir iš Kristiando į Karlshamną. Toliau pereinam į traukinį, traukinys už 10 minučių. Biškį pavėlavo šitas, turėjau anksčiau atvykti, bet spėsim. Sur? Nu ką, nuo Stokholmo 7 valandos kelio iki Karlshamno traukiniais. Šiaip viskas labai fainai, patogus, persėdimai, viską. Nu, tik tiek, kad 7 valandos, bet visur yra Wi-Fi'us, yra pasikrauti telefonui ir panašiai. Tai dabar ką, keliauju link kelto. Keltas išplaukė 7, iki 6 valandos tie, kas be mašinų reikalinga atlikti registraciją. Tai viskas ir įdu pabiškutį, tik nežinau kaip dabar taksą išsikviesti. Peškom gal pabandysiu eiti, bet nes čia Boltas, kaip supratau, neveikia. Tai kažkaip reikta taksą gal dabar. Arba peškom šutint. Einasi tai neblogai čia. Ant Kupros koks 25 ir čia kokia 15. Susiradau autobusą. Čia maždaug yra 6-7 km. Nueiti iki kelto autobusas važiuoja kažkaip tai tik tai vienas. Čia man taip greitai labai sugaudė. Vieno paprašiau, tai čia mane pasigavo ir įsodino ir viską pasakė, reikia padaryti. Ir nuo ten reikės kažkiek paeiti. Sakė maždaug kilometrą. Tai paeisim. Bet jo nėra čia taip arti iš tikrųjų, jeigu taip greitai perbėgti. Ir taksų ten nebuvo, nu vienu žodžiu. Viskas, einam į keltą. Nu, realis tai geras jau čia. Tikrai čia šilta, nelyginant su šiaurė, kur 10, kur 26. Nu, ja,
dabar jau jaučiasi, kad dar vasara. Reikia pereiti šaligatvį. Čia vaikšto vidury kelio. O ten stovi keltas priešais. Gerą kilometruką paeisiu ir viskas. Atėjau į seną vietą, kur anksčiau čia važiuodam su mašinom. Tai dabar pasirodo, reikia atgal pėdinti atgal. Nu, turiu dar 1,5 valandos, tai gal kaip nors pasirodo reikia apeiti. Sako, netoli čia. Tai aišku, netoli. Vairuotojas sakė, čia kilas, čia 2 kilai. Nu, vienu žodžiu. Taip užkoju. Jaučiu visą šitą laiką ir pravaikščios iki 6. Penki 1, 5 2. O, gerai, vienas. Super. Nepastebėjau antros lovos. Langelis per langelį, vėl jūra. Gerai, fainai. Galvom kažkada irgi čia atplaukti. Pernai metais. Iš Gdansko, prasukti čia. Bet dėja, vėjai netie buvo ir praguriam visą laiką kitą lakose. Bet kajutė jaukiai čia. Fainai. Labas rytas. Na ką, viskas, atvykom į Lietuvą. Atvažiavo Živilė pasitikti manęs, paimti iš kelto. Ir viskas, važiuojam namučių, važiuojam į aūlą. Kelionė baigta. Pirmas etapas Arkties vandenynas Svalbardas užbaigtas, laivas užkonservuotas, paliktas pačioje šiaurėje, įlankoje. Ir ką, lauks kitų metų. Baigėsi pirmas kelionės etapas. Kažkaip dar pradžioje taip entuziastingai galvojau, kad visgi per tos 2 mėnesius pavyks nuplaukti, apiplaukti ir grįžti. Tai teoriškai kaip ir buvo įmanoma, praktiškai taip sunkokai, tai reikėtų tik tai plaukt, apiplaukti ir grįžti. Na, kas nėra tikrai įdomu, kelionės tikslas tikrai netoks. Tai va, bet apie antrą variantą irgi buvo galvojama. Tai va, tai pasirodo, likom prie jo. Tai kaip matėt, laivas jau paliktas žiemoti yra. Ir pirmiausia, ką noriu padaryti, tai noriu Jums padėkoti už tai, kad žiūrėjote, kad dalinotės, kad pasitikdavot uostose, kad palaikėt, padėjot. Tai tikrai Jums labai didelis ir nuoširdus ačiū. Ką čia veiksim dabar? Plaukdami sutikom keliautojus, kurie grįžo su savo laivais iš pačio Svalbardo, tai pasidalino savo patirtim, papasakojo istorijų, tai dabar situacija yra daug aiškesnė negu buvo prieš tai. Tai dabar ką, ruošiuosi toliau kelioniai, braižysiu maršrutus, rinksiu vėl informaciją, pastebėjau ir laive tam tikrų trūkumų, su to pačiu inkaru, taip pat nusprendžiau, kad reikia visgi sunaviguoti su chartploteriu, o ne su planšete, nes irgi buvo tokių minusų iš tikrųjų. Tai va, tai reikės dirbti, taupyti pinigus naujiems daiktams ir ruoštis kelioniai. Beje, sorry, kad trupučiuką čia taip tie reportažai buvo tokie uždėlsti, tiesiog kai grįžau namo, tai iš karto darbai suko. Negana to, kad jau bitės reikalavo dėmesio, reikėjo surinkti medų. Surinkau tą medų. Neišsisuka tas medus, nes viržių medus niekaip neišsisuka. Pafilmau reportažų irgi. Vienu žodžiu, spausti reikėjo. Tai čia keli savaitgalius vargom, kol išspaudėm tą medų. Dar presas sulūžo. Tai gerai, kad kaime vyrmechanikas yra, tai padėjo tą presą sutaisyti. Toliau spaudėm. Paskui darbai taip įsuko, kad išvažiuoju su tamsa į darbą, namo irgi grįžtu su tamsa. Tai montavimui ten likdavo, nežinau, po kokią valandą, tai taip prisėdu ir vakaras po vakaro viską sumontinau. Tai sorry truputį, kad čia taip viskas užsitempė. Tai va, na ir ką, tai toliau pasistengsiu Jums vis pafilmuoti kokių reportažų, ką aš veikiu, kaip čia viskas sekasi.
Ir aš manau, kad mes neužilgo vėl pasimatysim. Tai ačiū Jums dar kartelį ir iki greito. Iki.